Persona grata. Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie labai daug įdomių dalykų ir iš tikrųjų tokių net man pačiam netikėtų, negirdėtų, apie tai, kaip žmonės gali įkurti valstybę. Pasirodo, pasaulyje dar yra žemės plotų tuščių, kuriuose galima įkurti valstybę ir ten sukurti ją su visais atributais valstybės. Tokią valstybę ir įkūrė žmogus, kuris šiandien čia pas mus svečiuojasi. Šiaip žmogus žinomas, informacinių technologijų specialistas, visuomenininkas, žmogus, kuris važinėja ir į karą Ukrainoje, ir veža labdarą ir kitus dalykus. Ir šiaip visų galų ekspertas ir meistras ir specialistas Marius Pareščius šiandien pas mus laidoje. Sveikas, Mariau. Sveiki. Žinai, iš tikrųjų, ko negalvau, kad tu dar kažkokią valstybę. Liberlandas. Taip, Liberlandas. Jinai, koks statusas tos? Šiai dienai yra statusas, yra žemė, yra 15 metais įsmeigta vėliava ir pasakyta, kad čia yra mūsų žemė. 7 kvadratiniai kilometrai didžiausios upės Europoje, Danubės. Kai kas sako sala, kai kas sako pusiasalis, tai realiai kažkada buvęs pusiasalis, kuris yra atskirtas nuo žemės, nors aš ten šiais metais ėjau kojytėm, nebuvo pakilęs vanduo. Šiai dienai mes esam pripažinti 6 valstybių pasaulyje. 6 valstybių, kokios tu valstybės? Mažos Mikronezijos valstybės, iš jų su girdėtų piktesnių, tai viena iš piratų valstybių, Somalilendas. Irgi taip pat yra pripažinęs mūsų valstybę. Jie irgi pusiau pripažinti, nepripažinti pasaulyje, irgi ten yra visokių ginčų. Techniškai mes nuo 17 metų iki praktiškai mėnesį atgal net galėjom žengti ant savo žemės. Kroatijos policija ir pasienis neleido mums ten atsirasti. Tai mes tai darydom tik tai naktim, kai nieks nemato, nieks negirdi. Prieš mėnesį laiko susireguliavom, kai kurie laimėti teismai mums leido būti pripažintiems, kad ta žemė yra ne Kroatijos ir ne Serbijos, tai šiuo atveju niekieno. Mes ant niekieno žemės, kurie mes esam paskelbę pagal land nulus visus reglamentus, pagal jūros teisę Liberlandų savo valstybę. Mes ant to žemės jau padėjom koją ir per paskutinės 2 savaitės ten jau stovi 4 namai. Ten stovi įrengta dušai, tualetai, virtuvė. Šį savaitgalį šventė mūsų prezidento gimtadienį. Turėjom labai daug policijos ir pasieniečių, tame tarpe civiliais rūbais. Mus labai aktyviai saugojo mūsų svečius. Ryšim su to, kad mes turėjom daug svečių atskridusių iš kitų pasaulio šalių, net su privačiais lėktuvais. Mes nerizikavom su tiek daug policijos juos kviestis pas save į Liberlandą. Tai gimtadienį šventėm 3 valstybės. Serbijoje, Kroatijoje ir Liberlande, kur Liberlande buvo virš 50 žmonių, kurie po biškį įsikūrinėja šitoj šaly. Kiekvienas naujai įsikuriantis gauna žemės plotą, gali statyti savo namą, gali rengti savo ūkį, o kai kas net daryti verslus. Bet žemė yra priklauso, nežinau, aš matau suprasti. Žmonių grupiai. Žmonių grupiai, tai yra privati žemė. Taip. Ir jūs paskui jau ją ten, tie privatus asmenys, jūs ją dalinat, kaip aš bandau suprasti? Tai mes turime, kaip valstybė, turime savo konstituciją, turim savo žemės registrą, pastatų registrą, įmonių registrą ir keletą kitų registrų. Tai techniškai mes tą žemę daliname tarp savo bendruomenės narių, mes jiems priskiriam tą žemę ir užregistruojam registrę, leidžiam jiems statytis, kaip bet kuri kita valstybė. O valstybinės žemės yra tenai? Valstybinės. Valstybinės žemės, nes netgi prezidento rūmus atstatinėjom. Štai buvusi sodybvietė serbų, kuri buvo kroatų pilnai sudraskyta, išardyta, su ekskavatoriais viską išlygino, nes serbai labai nekenčia kroatų, analogiškai kroatai, kurių pakrantė yra šita sala, nekenčia serbų. Tai viskas, kas yra svetima, viską ardo, viską naikina. Ir mes esame ant ES sienos ribos, todėl mus labai aktyviai prižiūri. Tai gerai, o kaip pradžia? O aš bandau suprasti vis tiek. Pradžia labai paprasta. Iš kur jūs tą žemę paėmėte? Kodėl jos ten yra? Kolega Vytas su bičiuliais, dabartinis prezidentas, Vytis Ledlička, jis žinomas politikas Čekijoje, su bičiuliais analizuodami
Europos žemėlapį atrado, kad kai Jugoslavija atsiskirinėjo, Serbija ir Kroatija besidalindama žemės paliko geografinių klaidų. Ir viena iš pusiausalių, Matininkai blogai dirbo. aš manau, kad ten kažkokios kitos bėdos buvo labiau politinės ir ten nieks nematavo tos salos, nieks nieko nežiūrėjo. Tiesiog, kai jie atsiskirinėjo Jugoslaviją, pasakė, mes skaičiuojam savo valstybių ribas pagal upės vagą. Upės vaga senoji ėjo mūsų kraštu, kuris yra tarp Kroatijos ir Liberlando. O serbai sako, kad ne, čia tikrai nėra jūsų žemė. Kroatai sako, čia yra serbų žemė. Tai kai mes gavome atsakymą iš serbų parlamento, kad tai yra niekieno žemė, mes automatiškai 15 metais Vytas su kolegomis atvažiavo į šitą žemę su vėliava, įsmeigė vėliavą ir pasakė, skelbėme šią žemę, Liberlando valstybė. Pradžiai ta vėliava buvo ant medinio koto, po to ant nerūdijančio plieno rimto vamzdžio buvo pastatyta. Aišku, kroatai po kiek laiko ją nupjovė, sunaikino, bet iki šios dienos... O ką jūs gavote iš kroatų parlamento, kokį atsakymą? Iš kroatų parlamento mes gavom atsakymą, kad tai yra Serbijos žemė. O serbai sako, tai ne mūsų. Tai teronulus vadinamas. Tai kuo kroatai tada vėliavas pjausto jums? Todėl, kad jie įsivaizduoja, kad tai yra Serbijos žemė ir jie pikti visi labai ant to žemės. Ir ant to, kas viskas ten vyksta. Bet tai neturi teisės įlysti į Serbijos žemę? Taip paprastas pavyzdys. Prieš pusantros savaitės aš ten buvau vietoje. Mes pastatėme vieną namelį. Tiesiog specialų rinkinį nupirkom medienos, iš kurio galima surinkti namą. Nedidelis 2-3 namelis. Atvažiavo Kroatijos atvažiavo statybos inspekcija, surašė protokolą ir užklijavo lipdukus ant pastato lango, kad negalima statyti, kad jums yra išrašoma bauda, visa kita. Mes kaip Liberlando valstybės atstovai jiems už nelegalų sienos kirtimą išrašėm baudą iš mūsų pusės. Kurie kažkada turės susimokėti. O blankas yra blankai Liberlando. Viską turim. Jūs turit viską. Ir pasus? Ir pasus turime ID korteles, turime diplomatinius pasus, turime garbės piliečio pasą, yra konstitucija, yra įstatymai, kodėl kažkas turi pažeisti įstatymus, kuriuos mes turim priėmę pas save. Taip, palaukit, jūs turite ir tada, jeigu jūs, prezidentas kokiu būdu renkamas tiesiogiai ar per parlamentą? Prezidentas yra renkamas tiesiogiai, bet kol mes neturime gyventojų ir piliečių, arba vadinkim taip, rezidentų, kuriems yra suteikta teisė balsuoti, mes antrų prezidento rinkimų kol kas neturėjome. Tik tai pradžioje nuo įkūrimo. Techniškai tam, kad pripažintų kitos valstybės, mes dabar privalome būti pripažinti jungtinių tautų. Tam, kad jungtinės tautos pripažintų, yra tam tikra procedūra. Žemėje turi būti tauta. Tauta reiškia gyventojai. Tie gyventojai turi išreikšti valią referendumo būdu, tapti valstybę su tam tikrais pavadinimais, tam tikrą konstituciją. Tai va einam dabar per šitą procesą. Kiek jūsų yra jau? Nes jūs, aš kaip suprantu, techniškai šiandien dienai saloje 30 žmonių. Aš šiandien žinau ataskaitas, yra kameros, mes žiūrim, kas ten vyksta, stovi internetas, yra saulės energetika, yra generatoriai, mes toliau atstatinėjom savo gyvenvietę. Šiandien atvažiuoja pirmi gyvūnai net į salą. Toksai noriaus arka. Žąsis. Šiaip yra šuo kolegos atsivežę. Mums užduotis yra turėti tikrus gyvus rezidentus, kurie ten pagyventų bent kelias mėnesius. Jie gali keistis, nereikia jiems gyventi visą laiką. Didžiausias challenge'as šiai dienai yra iš gamtos. Tai yra didžiausia upė. Upės vandens lygio šokinėjimas, kurį aš mačiau, nuo 0 iki 4,30 m. 4,30 m. Taip. Kadangi tai yra didžiausia upė, vanduo ateina iš Vokietijos kanalų ir iš Vokietijos upių. Ir kai Vokietijoje yra didžiuliai lietus, Liberlando pakrantė yra užsemta. Toliau mes turim tą patį challenge su savo laivais, kai upėje vanduo nusileidžia. Mūsų laivai, kurie buvo arti kranto, lieka ant kranto ir gulėti. Ir mes turim, pavyzdžiui, šiandien dieną vieną problemą su vienu laivu, kuris prieš 2 dienas nukritus vandenį 2,5 metro, jis liko ant kranto. Ir jis šiandien nutempinės. Kai Mariau aš pažįstu, tai viską, ką jis pasakoja, aš jau nesistebiu tais visais dalykais čia, bet kam to reikia? Kam tau tos valstybės dabar čia reikia? Mes matom tai kaip įdomų projektą,
Nes dar pasakykim, 7 kvadratiniai kilometrai atrodo, nu kas čia yra, bet yra turbūt ir mažesnių valstybių, ar ne? Yra mažesnių, Monakas yra mažesnis, ten 2 kvadratai, turbūt kvadratiniai kilometrai, kas ten dar Vatikanas, galbūt dar kažkurios valstybės yra mažesnis, tai vadinasi, ir tos garsios mažesnės valstybės pakankamai, jūs čia antrą Monaką gal norit pastatyti, nežinau, ten belieka tik tai. Kryptis panaši. Kryptis panašiai, statys lošimą. Aš iš pradžių kolegos juokavo, žinai, sako, kam jums reikia visą kitą. Ir kai aš pradėjau rodyti nuotraukas kruizinių laivų, kurie plaukia pro mūsų pakrantę, ir kai kolegom užsiminiau, tai mes darom pubą ar barą, turistam pritraukti, kazino, ko gero nestartuosim pačioje pradžioje, bet bent jau barą ar pubą tam, kad turistai sustoję su kruiziniu laivu galėtų aplankyti labai šviežiai įsikūrusią valstybę, kuri neturėtų būti Europoje, kuri visiems yra kažkoks stebuklas. Jeigu sugalvosim papildomų pramogų, kurie galėtų išleisti savo pinigus, kodėl ne? Tik tai reikia uolą pastatyti dar daug aukštesnį negu tie 6 metrai potvynių. Ant uolos, kaip ir Monakas pradėjo, ant uolos pasistatė. Mums nereikia uolos. Pas mus praktiškai pagrindinė žemė yra vis dėlto aukščiau negu ties judantis. 4-6 metrai vandens. Nes ten visi krantai taip atrodo. Mes planuojame betoninę užtvarą iš upės pusės, tai aš manau, kad viską sutvarkysim, lygiai panašiai kaip kroatai dabar turi pasidarę šiek tiek tolėliau nuo mūsų salos. 10 kilometrų mes esame irgi Kroatijai tam tikrose vietose savo turim infrastruktūrą. Šiuo atveju laivus esam pasiparkavę 4, po biškį supirkinėjom nekilnojamą turtą, savo būsimiem rezidentam esame po žemyninę dalį atskirose vietose palikę nemokamai naudojamų dviračių. 10-20 dviračių vienoje vietoje yra palikta tam, kad tu, jeigu atvažiuosi su visuomeniniu transportu arba su automobiliu, kur neleis tau privažiuoti prie salos, tu tiesiog pasimsi dviratį ir atvažiuosi iki mūsų. Gerai, trumpą pertrauką darom. Marius Pareščius, visuomenininkas, informacinių technologijų specialistas ir dabar naujos valstybės pasaulyje kūrėjas pas mus laidoje. Padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata. Marius Pareščius, informacinių technologijų specialistas, visuomenininkas. Dabar dar išaiškėjo, kad ir, reiškia, valstybės pasaulyje, dar vienos valstybės pasaulyje kūrėjas, nes čia nežinau, kaip reikėtų atpasakoti visą tai, kas buvo kalbama pirmoje daly laidos, bet jie su kompanija, čia, kaip suprantu, ne tik lietuviai, bet ir ten platesnis spektras žmonių, rado niekieno žemę, reiškia, žemės rutulyje, žemę, kuri niekam nepriklauso, ten įbedė vėliavą ir nusprendė, kad čia bus nauja valstybė ir pradėjo visas tos valstybės legitimizavimo procedūras, kaip suprantu, iki jungtinių tautų ir taip toliau. Reiškia, ir viską, ką reikia atitikti ten, apgyvendinti, žodžiu, turėti nuosavybę, jūs čia kaip nojus vežate dabar gyvūnus ten ir taip toliau. Bet aš taip, klausydamas paties, Mariau, tai pasižiūrėjau, man skamba tarsi tai būtų daugiau komercinis projektas. UABas, tu iškart sakai, kaip galėtų atrodyti, kad ten galėtų būti galbūt, nežinau, įvairios pramogų, į Monaką panašiai, sakykime, ar ne, kažkada tai taip Monakas prasidėjo nuo pramogų verslo tam tikro, bet kažkaip tai dabar, aišku, tai yra valstybė, tam tikrą prasme, jeigu ten galima laikyti, tikrai taip jau visiškai su viskuo. Bet iš principo tai, o kas yra svarbiausia? Ar vis dėlto čia komercinis projektas, ar ta valstybė, kam jinai tai svarbi? Tu turi Lietuvą. Kam to reikia? Dar vienos valstybės. Na, aišku, tos linksmybės, kurios ten dedasi, uodų šėrimas ir musyčių, tai ten daug džiaugsmo nesudaro. Bet kai tu supranti, kad radai kažką naujo, unikalaus, ko nieks neturi ir ko gero neturės gyvenime, ir tu gali prisidėti prie naujos valstybės virtualios, fizinės atsiradimo. Čia svarbu, nes kūrimo mes visi valstybės kūrėjai tam tikrą prasme esam savos valstybės, reiškia, bet čia ką, istorijos vadovėlius įeit norit, ten bus parašyta Marius Pareščius, ten, reiškia, tėvas valstybės. Pirmas konsulas Lietuvoje, bet aš manau, kad tai yra galimybė turėti kažką savo, tikrai savo.
Jeigu mūsų valstybėje mes esame reguliuojami įstatymų ir valdomi kažkieno politikų, tai šiuo atveju aš esu tame būryje žmonių, kurie tai kūrė dabar. Mes kūrėm savo įstatymus, mes kūrėm savo konstituciją. Mes atnaujinam, mes palaikom diplomatinius ryšius. Mes, pavyzdžiui, esam nusprendę, kad mes niekad nebūsime ES dalimi, nors esame kaimynai per sieną. Mes jokiom sąjungom nepasirašom. Didžioji dalis kūrėjų, kurie kūrė tą valstybę, yra libertarianai su giliom šaknim. Ir jie sako, kad mes norim vis dėlto laisvės, mes norim laisvos valstybės. Ne anarchijos. Jūs esate tikras, kad tą laisvę jūs galėsite, aš suprantu, pavadinimas gražiai skamba, reiškia, bet turėsite tą laisvę dėl to, kad, ypač kai šalia Serbija ir ten Kroatija ir dar kažką, valstybės, kurios pakankamai turbūt tokios. Tai kol kas esam nusprendę, kad kariuomenės neturim, kalėjimo neturim. Tai pusė dienos ir nebėra valstybės ir kitos vėliavos kabo. Šveicarijos nieks nepalėtė per karą. Šveicarijos nepalėtė, bet tai nereiškia, kad jinai buvo tos pačios dienos valstybė. Klausimas, ką tu laikysi toj žemėje. Nes vėlgi Šveicarija ten laikė visą krūvą pasaulinių aukso ir kitų dalykų atsargų ir dėl to. Tai fašistinė Vokietija ten irgi laikė greičiausiai, tai todėl. Gal dar po šiai dieną laiko. Kaip skambus, sklando įvairios. Bet iš kitos pusės, matant situaciją pasaulyje ir Europoje, kuri vyksta, tai vis tiek, kai tai yra tik tai, kaip sakyt, susitarimo klausimas, kad jūsų gali neužimti. Bet šiam pasaulyje visur yra taip. Mes matomgi visą krūvą kitų valstybių, mažų. Tas pats Nagorny Karabachas, dėl kurio vėl konfliktas atsiranda, ne? Kurie sako, mes esam laisvi, jūs nelieskit, mes nesam nei prie armėnų, nei prie Azerbaidžano. Tai lygiai taip pat ir mes esam. Tai ten ir vyksta karas nuolat Karabachė dėl to. Tai aš mačiau, kaip serbai žiūri į kroatus ir kaip kroatai žiūri į serbus, kai dar kraujo reikalai nepasibaigė. Tai būti, kaip čia, pafrontės valstybė ar tarp nėra idealiausias variantas, bet kai tu turi tik tai tokį išeiti ir tik tokį daiktą radai. Tai gyveni ten, kur radai. Gerai, o aš suprantu, aišku, idėja ir tai, ką pats čia pasako, yra labai svarbu, bet jūs apskritai tikit, kad jinai bus jungtinėse tautose kažkaip tai legitimizuotas? Mes juridinę dalį tvarkomės 8 metus, nuo 15 metų. Jeigu mes išgyvensim dar bent pusmetį su savo pastatais, su savo gyventojais saloje, aš pilnai tikiu, kad mes jungtinės tautose gausime naujos valstybės statusą. Naujos valstybės statusą ir kas tada? Tada jau pripažinimas. Jeigu jungtinės tautos tave pripažįsta, tu gauni valstybės kodą, tu gauni mobilaus telefono identifikatorių, tu gauni domeinus, tu gauni kitų valstybių pripažinimą, tu laisvai gali eiti į bankus ir sakyti, žiūrėkit, aš turiu Liberlande savo įmonę, prašom, kroatiškas bankas, atidarykit man įmonės sąskaitą. Įmonę registrą mes jau turim, mes turim net registruotas įmonės. Tik tų įmonių kol kas nepripažįsta kitose valstybėse. Įdomu. Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime Persona grata. Marius Parešius, informacinių technologijų specialistas, visuomenininkas ir dabar jau nebežinau net kaip reikėtų įvardinti. Čia kuo toliau, tuo rimčiau viskas darosi, nes Marius tik ką paskelbė, kad jie su kolegomis, aš nežinau, kaip čia reikėtų vadinti, kolegomis. Tiesą sakant, tai iš kur, gerai, kuria valstybę, Liberlandą pavadinimu ir tam yra ir žemės, ir viskas ten yra, ko reikia, ir procedūra jungtinių tautų organizacijoje pripažinimo taip pat pradėta ir visi tie veiksmai, kurie turi būti padaryti, kuriami, daromi ir kaip suprantu, ten rožinė ar kokia ten svajonė čia jau turėtų tapti realybė, jeigu ko nors nenutiks. Apsaugoti tą žemę, aišku, dabar mes nekalbam apie karus,
kokius nors ten ir karinius konfliktus, tai čia atskira kalba, bet iš esmės nuo kokio nors kišimosi į, ten jūs statot namelius, kaip suprantu, Taip, to mes žemė. pradėjom statyti Ir namelius. tu savo stataisi namelį. Aš kol kas vietų išsirinkęs esu, aš manau, už keletų savaičių važiuosiu atgal ir pradėsim statyti. Namelio pastatymas kelios dienas tik tai. Nu, Turi taip, modulinį daiktą. kurį modulinį, galima taip. surinkti. Tai reiškia, ką reikia, bet jūs pats sakei, ten ateina, užklijuoja lipdukus, langus, ten gali atvažiuoti su buldozeriu kroatas, koks nors netyčia pravažiuoti ir neliks tų namelio, dar kažko. Visą tai, kaip jūs ruošiatės tą turtą apsaugoti? Taigi... Ten mes kol kas naudojam viešumą. Mes turime pastovi pas mus žurnalistus, kurie iš kitų šalių arba net iš tos pačios Kroatijos yra vietoje ir mato ir filmuoja esant reikalui. Mes turim live streamingo kameras, kurios deda visą informaciją į serverius išorėje. Jeigu mums kažkas nutiktų, mes iš karto tą informaciją gautumėm. Išorėje esantis mūsų 4 advokatai, esant reikalų, mus gina ir ištrauks iš bet kur. Mes pasisamdė 4 advokatus Kroatijos pusėje. Serbijai ten yra atskira kompanija. Techniškai padaryti gali bet ką. Net ir banditai atėjo, net ir policija, net ir neuniformuota policija ar pasieniečiai. Bet kai mes į prezidento gimtadienį pasikvietėm žinomus žmonės iš Kroatijos, merus, policijos vadovus ir visą kitą oficialiais raštais, kai kuriems iš jų viskas Ką jūs buvo. rašėte tenai tam? Mes rašėme, sveiki, nauja valstybė ir Liberlandas švenčia savo prezidento gimtadienį. Mes jūs kviečiame kaip oficialų tokio tai regiono atstovą ar tokios organizacijos atstovą sudalyvauti mūsų gimtadienį. Ant gražaus firminio blanko su vandens ženklais, su paauksuotais, su viso kito. Nuo Liberlandų prezidento jie visi gavo tos daiktus į rankas. Ir atvažiavo? Dalis iš jų dalyvavo. Kokas buvo? Dalyvavo vietiniai politikai iš Kroatijos pusės. Kroatai. Taip, Parlamento atstovo. taip. Merai? Merų nebuvo, policijos atstovai dalyvavo, net su nežymėtom automobiliais. Policijos? Atsunktais langais, taip. Dalis policijos atstovų dalyvavo pas mus neuniformuoti šventėje. Įsimaišė į minę, bet mes jas identifikavom, kaip ir viskas okei. O gerai, politikai, ką jie sako, Politikai sako, mes neturim jokių pretenzijų, čia Serbijos žemė. Tas, kas pas jūs įstatymė ir parašyta. O serbai? O serbai sako, ne mūsų. Aš suprantu, bet jie irgi dalyvavo. Serbai per paskutinius 5 metų, kiek mes dirbome Serbijos pusėje, mes Serbijos pusėje turime su kolegomis nusipirkę nekilnojamo turto ir jau darom verslus. Mažą oro uostą, kaimo turizmo sodybą, už kelius milijonus nupirkę. Vienu momentu buvo noras nupirkti net Jūs laivų galite, statyklą iš Serbijos pavyzdžiui, pusėje. kokie įstatymai veikia toje žemėje? Jokie. Kaip jokie? Tie, kuriuos Jūs mes galite, priėmėm. pavyzdžiui, nežinau, žmogų papjaut, paaukot dievams, nežinau, kokiems nors ir nieko nebus. Šiam pasauliu turbūt tai neįmanoma. Legaliai. Buvo įmanoma kažkada. Tai. Kažkada, kiek 100 metų atgal. Kai actekai dar Nes kūrėsi. net ir aš esu buvęs Markesų salose, kur paskutinį turistą suvalgė dar prieš 100 metų, bet vėlgi tai yra nehumaniška. Ne, tai yra, bet aš suprantu, nelogiška. humanizmas čia ne prie ko dabar, mes kalbam apie tai, apie techninius dalykus, kad jūs ką nors reiškia Gerai, imkim paukosite ir nieko pavyzdį. jums nebus. Kažkas atsitiko ir žuvo arba mirė žmogus mūsų žemėje. Kaip bus tvarkomi reikalai? Aš manau, Kroatijos policija nesikiš Serbijos irgi. Ir tai jau bus mūsų galvos skausmas. Daryti, ką norit, taip išeina. Kol kas negalime, nes mes turime moralinės normas ir turim savo konstituciją, kuris tai aprašyta. Kriminaliniai įstatymai ten taip pat yra. Bet moralė neformalizuota niekaip yra. Moralinė formalizuota, bet, aukoti žmonių turbūt neaukosim. Ir gyvūnai reikia kol kas nenumatyta. Ne, aš suprantu, kad čia humanizmo principai veikia, bet negali žinot, kas iš jūsų kompanijos, kurią dieną išprotės, pavyzdžiui, ir staiga, pradės... Nusižudys elementariai. Nusižudyti, tai niekas nedraudžia niekur, bet iš esmės... Bet gerai, bet tai ką darysiu? Kaip įdomu man, jūs turit kalėjimą, kur pasodinti žmogų. Tai kur sodinsit? Ant kuolo. Ant kuolo. Štai ir prasideda ant kuolo, pasodinti reikia irgi įstatymą, ar ne? Tai kaip jūs pradėjot valstybę kurti, dar kol kas ir neturite tokių svarbių dalykų kaip kalėjimas, kaip jėgos struktūros, kurios turėtų būti. Kol kas jėgos struktūros pas mus išorinės, kai mums reikia, mes kviečiamės apsaugos komandą. Šiuo atveju iš Kroatijos pusės, mes norėtume ir iš Serbijos turėti, bet serbai negali to žemėje būti
priežasties priešiškai labai žiūri policija iš Kroatijos pusės, todėl mes stengiamės neiti į konfliktą. O sienos apsauga kokia nors irgi ten, nežinau, Tik tai iš Kroatijos pusės. koncertiną kokią nors pasistatyti. Tokių diskusijų turim. Kol kas nieko nestatom, nes labai fainai yra, kai iš Kroatijos pusės gyvūnėliai ateina. Šernai, briedžiai, elniai, stirnos, kiškiai. Pats matys. Kurios sumedžiojat jūs. Kol kas neliečiam, bet realiai aš pats esu pasivaikščiojęs naktį ir sutikęs šernus. Ir jų daug. Tai yra labiau koks, žinai, kaip miškų ūkis, kuris yra sąlyginai aptvertas miškais ir iki mūsų tikrai atėjo daug žvėrelių. Gerai, o tai čia dabar, kaip aš suprantu, Mariau, paties tapo jau čia gyvenimo Vienas iš hobio. Nu, paminime, šnekėjom, aš turiu įvairių verslų, kuriuos vadinau dažnai startuoliais, nes tai yra nauji verslai. Tai aš manau, kad Liberlandas Čia vienas iš startupas startuolių. būtų. Taip, vienas iš. Ir gerai, jeigu taip žiūrėti į tavo viziją, vat matymo, nes, žemė, valstybė yra, kažin, čia, kiek tos vizijiškumo. Tavo toks mąstymas vis tiek verslininko yra mąstymas ir jeigu, reiškia, sakytume, be hobio, kuris vis tiek turi kažkokią, nežinau, grąžą gal duoti, ar Žiūrėk, duosiu paprastą pavyzdį. Yra tokia savoka digital nomad. Skaitmeninis besiblaškantis kažkur žmogus, kuris vis tiek nori kažkur save užsiregistruoti, kažkur mokėti mokesčius. Tai jeigu tas pats Liberlandas jam būtų tinkamas kaip mokesčių mokėjimų šalis, kaip finansinės rezidencijos šalis su žemais mokesčiais, jisai pas mus registruotus. Offshorinė zona, laisva ekonominė zona, taip, tai yra viena iš vizijų, kuo gali kažkada Liberlandas ir pavirsti po tam tikro laiko. Bet čia yra valstybės vizija. O Taip. Tavo vizija, kokia Mano tavo iš to asmeninė, nauda? aš ko Dėl to, gero- kad nesvarbu, kas kaip registruos tavo nuo to Aš mąstau apie tai, pajamos. kad vasaros metu, kad aš turėčiau galimybę ten reziduoti ant savo žemės, turėti savo kažkokį smulkų verslą. Aš mąstau apie barą. Kai kas iš žmonių žino, kad aš laiks nuo laiko irgi pastoviu už baro iš priešingos pusės ir kokteilius maišau ir visą kitą. Tai aš manau, kad įrenginėsim piratų barą. Piratų. Taip. Aš piratas nuo 80-ųjų vidurio, tai vat piratų ir būsim. Bet tai galima įrenginėti Zujūnuose, pavyzdžiui. Zujūnas neįdomu, Zujūnų karjerė ten labai žemai ir mažai parkingo vietos yra. O čia gali tau kruizinis laivas priplaukti su užsieniečiais, kurie prabangiai moka už keliavimą. Ir tai gali būti viena iš stop aikštės stotelių, kur jie pamatys kažkokią pramogą, naują valstybę ir paliks dalį savo. Gerai, apskritai pinigų klausimas čia yra labai svarbus. Šitas projektas neturėtų būti pigus, kaip aš suprantu, tai yra, žemė, jūs užgrobėt žemę, tam tikrą prasme. Tai gerai, bet Mes turim kasmėnesinius kaštus. Jie kol kas 100 000 nepervirsta. kas mėnesinį, tai milijonas į metus maždaug. Šiek tiek daugiau. Bet taip, ta kryptim. Dabar didėja tos išlaidos, nes mes pradėjom namus statyti, transporto išlaidos. Mūsų savanoriai, kurie šiuo metu valo salą ir kur reikia fizinių rankų, jas irgi reikia pervežti, pamaitinti, paglostyti, kažkokiu būdu sugalvoti atlygį, kurio jie būtų skatinami, kad jie ten liktų. Mes šiuo atveju turim savo vietinį kriptovaliutą Meritus, kurios valiutos kursas kaip tik persivertė į 2 skaičių praėjusią naktį. Pas mus per daug viskas greitai vyksta. Ir tai yra džiugu, žinok, nes kai kiti įstatymus gali tą pačią Lietuvoje priimti, susitardami, geriausia atveju per mėnesį po įstatyminius aktus arba įstatymus. Bet čia paprasta 3, 6, 9, 12, kartais net keli metai užeina, o kartais net kelios politinės kadencijos. Mes tą darom greit. Bet jums nelabai yra dėl ko tartis, tiesą sakant. Yra tartis, nes mūsų kai kurie iš sprendimų gali smarkiai nulemti valstybės ateitį.
ir pridaryti Įstatymus galima taisyti, jeigu kai kurie sprendimai nulems valstybės ateitį, jos pakeisit. Dauguma ten kokia nors, nežinau, konstitucinė ir kiek ten jūsų parlamentas gali būti, kokio dydžio lyginant su skaičium žmonių. Bet esmė tame, kad labai daug reguliavimo sferų nėra kol kas. Dar reikia kelius nutiesti, reikia kariuomenę turėti, policiją. Keliai yra, nepatikėsi, yra net 2 gatvės jau. Jau 2 gatvės yra, kuriuose mes statom namus. Kuriuose turi būti eismo taisyklės kažkokios, nežinau. Dviračiais ten daug neįsivažiuosi. Aišku, dviračiai, 4-ratį turim, traktoriuką turim jau. Įdomu, o šiaip, kiek aš suprantu, toje šventėje, apie kurią jūs kalbėjot, į kurią politikai atvažiavo ir šiaip turtingų žmonių, ar ne, pabūtent? Taip, atvažiavo kai kurie pasaulio galingieji šeimos. Didžioji dalis iš jų susijęs su kriptovaliutomis ir skaitmeniniais asetais. Jie atskrido už nepilnų 30 km nuo Liberlando esantį oro uostą, Kroatijos pusėje. Bet kadangi mums šiek tiek sutrukdė policija, mes juos pakvietėme alternatyvę šventę, golfo aikštynę, netoli to miestelio, ir gana puikiai praleido laiką, politikai pasišnekėjo su jais Kroatijos pusės. Ir manau, kad jiems tapo aiškiau, kad į šitą regioną mes planuojam atvesti investicijas, pinigus, turistus. Ir aš manau, kad... O jie patys investuos ten? Milijardierių šeimom simbolinės investicijos vienetais ar 10 milijonų nesudaro kažkokių didesnių problemų, nes jie matome perspektyvą. Jie sako, kad jis turi turėti šalia infrastruktūrą, nes tai yra dievo užmirštas kampelis Kroatijos. Kažko panašu į kokią nors ten Naujakmenę, kur kaimai išmirė, kaime kas 3 namas tik tai pilnas su gyventojais ir panašiai. Bet tas kraštas labai yra žymus vynogėmis, vynogynai, vyno gamintojai, ten daug vyno daryklų. Kodėlgi ne, galima bus per tą pusę padirbėti Liberlando investuotojams. O sostinė, kaip vadinasi? Kol kas tai yra tik sala ir Liberlandas nėra kol kas sugalvotas. Taip ir vadinasi. Aš manau, kad tai bus vienas miestas, viena valstybė. Toks Singapūras, ar ne? Taip, Gerai, nežinau, nei kaip pabaigti šitą temą, reiškia, tai taip ir pabaikim, ko gero, pažiūrėsim, kas vyks, bet dabar jau matyt daugiau norinčių bus sužinoti detalių. Visokiausia, Mariau, tu dar esi matomas viešoje erdvėje, aišku, kaip informacinių technologijų specialistas, jau čia šiandien gal ir nespėsime apie tai, bet kaip žmogus, kuris turi santykius taip pat ir su kita valstybė šiek tiek didesnė negu Liberlandas, Ukraina. Kaip tu manai, ir aš žinau, kad tau tenka susitikti su kovotojais, ten su tam tikrais žmonėmis Ukrainoje, kurie ten iš tikrųjų bando laimėti tą karą visais būdais. Ir kokia dabar situacija? Kaip tu manai, įstrigusi Ukraina yra ar ne? Aš manau, kad jie yra šiuo metu pasiruošimo didesniems mūšiams etape. Jiems vis dar trūksta amunicijos. Kai kurios darbus pradėjo daryti nebe reguliariosios karinės pajėgos. Žvalgybininkai pradėjo kai kurios dalykus daryti. Ukrainos prieigose, pavyzdžiui, naftos platformų atsiėmimas. Dronų kai kurios operacijos yra vykdomos kontržvalgybininkų. Aš kaip vadinu jos Rūkorių klubas. Taip, Rūkorių klubas. Ir kai kurie iš jų netgi tas darbus daro iš Rusijos vidaus. Tame tarpe kai kurių dronų kamikadzių paleidimas yra vykdomas ne iš Ukrainos teritorijos. O tai, kad tu pabrėži žvalgybininkai, tai kažką, nes mano supratime, mano mąstymo lygmenyje dabar visa Ukraina yra kariuomenė ištisa, vientisa. Ne. Tai yra skirtingos struktūros. Aš supratau, apie struktūras, bet... Tos struktūros skirtingai dirba. Bet, žvalgybininkai. Žiūrėk, yra krašto apsauga ir krašto apsaugos ministerija, kurie kariauja. Toliau yra kontržvalgybininkai, toliau yra saugumas. Toliau yra pasieniečiai. Bet tu tą sakydamas, tu nori pabrėžti profesionalumo kitą lygį, ar ką? Jie yra visi sukarinti, bet jie yra skirtingam pavaldume ir vykdo skirtingas operacijas. Pavyzdžiui, pasieniečiai nepuola, jie gali saugoti. Pasieniečiai gali minuoti.
Pasieniečiai esant reikalui, jeigu bus įsiveržimas, jie taip pat užims gynybinės pozicijas, taip kaip kad buvo kažkada Terabarono. Kontržvalgybininkai vykdo dalį operacijų viduje šalies su saugumiečiais. Valosi nuo prorusiškų ir nuo visokių vidinių kurmių, Nuo 5 kolonos. kurie renka informaciją ir perduoda į Rusiją. Toliau yra veiksmai, kurie vykdomi yra destrukcijai Rusijos viduje ir Rusijai palankių valstybių viduje. Tai nėra tik tai Rusija. Toliau yra kai kurie veiksmai, kurie yra vykdomi jau užkariautos teritorijos viduje. Pradedant spec žmonės, kurie užsiiminėja paiešką žmonių, kurie vadovavo tam tikriems padaliniams Rusijos pusėje. Tai tiesiog yra naikinimo operacijos. Čia kitoks etapas truputėlį veikimo, ar ne? Čia toks yra jau... Toliau yra visa krūva savanorių, entuziastų, kurie padeda techniškai. Ir aš, pavyzdžiui, labai laukiau, kad rugpjūčio gale prieš Ukrainos gimtadienį vienas toks nedidelis tiltas pakiltų, bet kažkas sumaišė. Nes buvo pasiruošta, kaip reikalas turėjo vykdomos būti operacijos ant vandens ir po vandeniu, bet jos neįvyko. Kažkur kažkas įsakymai nesuvaikščiojo. Ne taip paprasta turbūt yra, žinant, kaip Krymo tiltas yra saugomas vis dėlto ir kokios galimybės yra Ukrainai kontratakuoti Krymo tiltą. Tai nėra pats lengviausias būdas, taip reiškia, kad ir iš vandens, tai reikia technologijų, kurios nuvestų. Jie turi tas technologijas. Ir pakankamai įrangos kiekį taip pat. Reikėjo tik įsakymą. Panašu, kad įsakymas pradinis buvo duotas, bet paskui sustabdytas. O dėl ko čia tokie dalykai? Nežinau, čia jų vidiniai sprendimai. O to pačiam visą laiką aiškiai, jeigu taip paklausčiau dabar aišku apie kontrapuolimą, jisai, mes galim įsivaizduoti nuo iki kontrapuolimą, nuo to, kaip jisai vyksta palaipsniui, sakykime, atsargiai, galbūt čia kai kas mano, kad lėtokai, bet jisai nebūtinai, gal galima vadinti tvariai, o ne lėtokai, bet iki veiksmų, kurie būtų žaibiški, nušluojami. Iki žaibiškų veiksmų reikia sutvarkyti su logistikos grandinėm, kurios nėra nukirstos kol kas. Ir jas reikia nukirsti kur? Krymo tiltas. Krymo tiltas, Ukrainos dalis kelių, kurie yra okupuotos teritorijose, geležinkelio keliai, kai kurie tiltai, buvusioje Ukrainos teritorijoje, kuri dabar okupuota. Visą tai sunaikinus, iki priefrontės, iki fronto linijos pradės nedaeiti dalis amunicijos. Kai kurios dalykus Rusija pati dabar prisidirbo, nežinau kaip jiem tai pasisekė, bet Krymas ir priefrontės zonos nebeturi dyzelino. Rusija prieš mėnesiuką su viršum pradėjo aktyvinti naftos produktų eksportą, o gamybos nepadidino. Valstybės viduje pradėjo trūkti kuro. Tai jeigu tai yra teisybė ir tai pasitvirtins per ateinančias kelias savaitės, gali būti taip, kad karo zonoje pradės trūkti benzino ir dyzelio tankams, šarvuočiams. Kas jau yra visai įdomu ir visai linksma. 700 000 mobilizuotų naujai, reiškia, 18-mečių būriatų kokių nors. Tai bus šviežia mėsa. Jie jų neapmokina. Net savaitės neduoda apmokymų. Jiem davė ginklą, jiem davė aprangą, viskas eik. Bet kiekvienam šviežios mėsos, kaip čia pasakyti? Fabrikėliui. Kojom šviežios mėsos reikia vis tiek kulkos. Taip, sutinku. Todėl dabar ir naudojamas nebe kulkos, o tolesnio šaudimo koviniai, vadinkim taip, įtaisai, kurie turi kasetinės bombos principą. Išsibarsto tam tikrų paviršių tas, kas liko, ir kelių metrų aukštien virš žemės taip pat vyksta sprogimas. Bet kasetinės bombos irgi ant medžių neauga, tai reikia suprasti. Taip, yra ribotas kiekis, bet jokiais ukrainiečiai pradės savas gaminti. Kiek tie pajėgumai tau atrodo bus galingi, nes šiaip jau iš tikrųjų ukrainiečiai ne tik tai turbūt kasetinės bombos, bet ir daugiau ginkluotės visokios. Na, aš dabar laukiu labai tų pažadėtų 20 000 dronų į mėnesį. 20 000 vienetų kamikadzė dronų į mėnesį.
Tai yra labai didelis kiekis. Aišku, rusai irgi nemėgė. Rusai mokyklose nuo rugsėjo pradėjo vaikus mokinti dronų pilotavimą. Nežinau, kodėl tai daro, bet... Kodėl? Kodėl aišku, bet ar dronų pilotavimas yra labai sudėtingas dalykas? Nesudėtingas, bet tam reikia laiko. Ir aš atsimenu tarybinius reikalus, antrą pasaulinį ir visus še, kai vaikai taip pat kare dalyvavo. Kai vaikai veržėsi 12-14 metų vaikai, kurie negalėtų kai karą eiti, jie veržėsi į karą, nes ten tėvą ar dėduką nužudė. Nu, tai ten antro pasaulinio karo... Čečenijai tas pats galiojo irgi lygiai tas. Bet, kai žinai, ar šitam kare labai jau čia veršis į karą ir... Nors rusų tauta, aišku, sunku gali suprasti. Tai vis dėlto pats prognozuoja dabar įvykius per kelias savaitės, kokius nors, kurie čia galėtų būti garsiai nuskambėti. Kai kurių vandens telkinių šturmavimas guminėmis transporto priemonėmis. Palaukim. Gerai. Kai kurių didelių upių, deltos, ir panašiai. Gerai, palaukim, aš suprantu, kad pasakot viską į eterį būtų turbūt nelabai protingas žingsnis, bet, kaip sakoma, tikėkimės, kad bus protingi žingsniai fronte. Man kol kas gaila labai dar vis esančių civilių aukų ir civilių suluošintų žmonių. Mano kai kurios komandos po šiai dienai evakuaciją užsiminėja. Mes turim 4 autobusus didelius, kurie veža žmonės vis dar. Mes nesustojam. Nuo pernai kovo, toliau viskas vyksta. Gerai, belieka palinkėti sėkmės tavo darbuose. Ne visus mes čia spėjom aptarti dėl vieno, kurį sužinojome pradžioj. Tai didesnį dalį laiko skiriame, yra dar dalykų, kuriuos gal kitose laidose mes spėsim aptarti. Marius Pareščius, informacinių technologijų specialistas, visuomenininkas, šiandien mūsų laidoje. Ačiū, Mariau, kad atėjai, vis laikas smagu tave matyti ir iki kitų kartų, kaip sakau. Iki kitų kartų. Persona grata.